Gerą dieną visiems, kas prisijungė. Mes jau 11 dieną minam ir gręžiam Švedijos ledą. Esam Pitėjo miestelį ant fjordo, kur, kaip jau žinot, vyks pasaulio poledinės sportinės žūklės čempionatas. Šiandien yra paskutinė, trečioji oficiali treniruotė. Prasidėjo įprastai nuo 10 valandų Švedijos laiku, 11 valandą Lietuvos laiku ir tęsis šiandien 1 valandą trumpiau iki 13 valandos, tai Lietuvos laiku bus 14:00. Čia prieš save matom 3 Mongolijos sportininkus ir ukrainietį. A sektoriui. Randamės pirmos dienos A sektoriui. Čia visi susigrūdo į tarpzonį A sektoriaus. Tik tai matau 1-2 žvėjai yra prie B sektoriaus, o čia visi susigrūdo į vieną pusę, kažką bando išsiaiškinti. Šitoj vietai čia niekam nepaslaptis buvo aukšlės, tai visi bando dabar suvilioti aukšlę, pasižiūrėti, kokį gali rezultatą turbūt padaryti, kažką išsiaiškinti, ar iš vis jos likę čia. Matau, ukrainietis traukia to įzaiko, pažiūrėsim, ką jis ten turi. Ai ne, kojytę ištraukė, aukšlių nematau kol kas pagauto. Ten A sektoriaus pradžioj, 1 lenkas ir matau 3 estai. Irgi kažką bando ir dar pačiam kampe ukrainietis. Tai taip yra įsidėstę sportininkai A sektoriui. Kalbant apie mūsų rinktinę, tai Deividas jau šiandien truputį geriau jaučiasi, bet yra daug visiems, dauguma iš mūsų sloguoja. Turbūt, kad tas oras toks permainingas, namie irgi tos erdvės nėra labai didelės, langai atidaryti, tai galbūt ten pertraukė tas skersvėjukas, tai truputį visi sloguojam, bet nieko baisaus. Manau, kad iki rytojaus sportininkai tikrai bus visi pilnų pajėgumų ir galės pilnom jėgom startuoti čempionate. Dar neišėjo žuvis turbūt nuo pašaro, tik tai ukrainietis vienas čia gaudo, kol kas aktyviausiai, kojytės tokias nedidelės, va bando nužudyti tą žuvį teisingai. Tai kaip ir minėjau, jeigu kas negirdėjot, tai jeigu neteisingai žuvis bus nužudyta, jinai nebus įskaityta, o bus paprasčiausiai išimta ir išmesta iš bendro svorio. Tai būtų didelis praradimas kiekvienam sportininkui, didelė netektis, todėl visos rinktinės bando tą žuvį nužudyti taip, kaip reikalauja Švedijos įstatymai. Čia va Norvegas su Lomziku. Kaip žinot, mūsų vadovas ir pagrindinis treneris Rolfas Bitinas išvažiavo, vietoj savęs paliko Gedimino Cironką. Išvažiavo, kadangi jaunėlio sūnaus vestuvės šiandien. Tai jeigu kas matėt pradžioj, pasveikinom Rytį su įspūdingiausia gyvenimo švente. Nuo visos rinktinės dar kartą tau Rytį linkėjimai. Šiandien su Rolfu ryte šnekėjom, davė paskutinius nurodymus visai, ką ir kur ir kaip padaryti. Pasidomėjo, kaip mes visi laikomės, ypač kokia yra sportininkų sveikata, kaip ir minėjau. Viskas eina į gerąją pusę ir bus viskas, tikimės, gerai. Tai toliau žiūrint į šios dienos renginius, mes turėsime kapitonų susirinkimą. Šiandien bus paskelbtos visų rinktinių sudėtis, ir jas visas ir jūs sužinosit, ne tik mūsų rinktinės, bet ir kitų pasaulio. Good morning, Ivo.
kitų pasaulio rinktinių sudėtis. Čia buvo estų rinktinės atstovai. Kokia pagrindinė sudėtis, ką tik minėjau, bus žinoma vakare. Kai pateiksim savo sąrašą, bei kitos rinktinės pateiks jų sąrašus, tada būtinai ir jums paskelbsim mūsų Facebook puslapyje Lietuvos poledinė žūklė. Turbūt visi esate ten priimti draugus, kam įdomus yra šis renginys. Manau, kad visi, kas dar nepaspaudė subscribe, paspaus. Ir rytoj galėsit pažiūrėti tiesiogiai čempionatą bei sekmadienį uždarimo ceremoniją ir visus svėrimus. Va, vienas iš trenerių, Evaldas Bernatonis, nori Benai ką nors pasakyti. Tai ką čia dabar? Aš šiandien, manau, atsakysiu kai kurios klausimus pagal tą, kas susidėliojom. Ypač tos, kaip sakant, vietinės zonas. Tai va, šiandien turim dar tokių neatsakytų klausimų dėl mirtininkų zonų vadinamų, ten kur ešeriukai ir taip toliau, tai va dabar žaidžiam dar su giliukais. Atsižaisim. Kol kas pradžia gera, tą, ką susidėliojom. Pabaigos treniruotės, manau, atsakys mums sportininkai daugiau. Nes aš dabar kol kas žiūrėjau, ką daro mūsų Deividas ir Švedas, tik tas jaunuolis. Tai va, tai daro panašiai, tik tai mūsų pašarai skiriasi ir tiek. Daugiau žiūrėsim, dabar einu va, pasižiūrėti aukšlininkus. Meknininkus aukšlininkus. Tai va, ten įdomiausia zona, nes švedai visai kitaip prognozuoja. Čia tus svorius, negu mes galvojam, bet gal arba mes, arba jie kažkas klystam. Tai žiūrėsim, svarstyklės parodys, kas suklys. Tai va dabar, einam stebėti, žiūrėti, ką visi daro. Dėkui, Benai. Aš einu toliau. Einu, matau, ten tolumui Deividas. Prieisim prie Deivido, pažiūrėsim. Tai va, kaip ir treneris minėjo, dar turim neatsakytų klausimų, bet tikimės, kad šiandien atsakysim į tai, kas mums yra likę. Ir rytoj jau be kokių skrupulų tvirtai žengsim į čempionatą. Could you please get out, because this is forbidden to walk in that area. Yeah, you can walk here. Don't cross this line, okay? So you can walk in here? Yes, you can walk here. Just don't cross this line. Yes. Thank you. Mongolijos atstovai, tai va, kaip ir ne visi žiūrovai žino, kur reikia eiti. Nieko čia aišku tokio, bet geriau, kad nevaikščiotų ten, kur bus varžybų sektoriai. Nėra dar kol kas teisėjo, tai nėra kam pasakyti žiūrovams, kad po sektorių vaikščiot nevalia. Mindaugas rašo, būtinai žiūrėsim čempionatą kaip ir visada. Tai dėkui Jums, chebrytė, už palaikymą. Tikrai visi džiaugiasi, kai parašot gerą komentarą. Palinkit nei žvyno, nei uodegos. Iš tikrųjų, faina jaust tą palaikymą iš Lietuvos pusės. Aišku, lietuviai gyvena ne tik Lietuvoje, tai iš viso pasaulio sulaukiam tų linkėjimų, už kurios labai Jums dėkingi. Gaila nebus Rolfas. Nelabai, turbūt, ką jis pakeis čia tolygo krepšiniui. Na, Algi, nelabai sutikčiau su tavo komentaru. Kiekvienas, aišku, sportininkas turi begalę patirties, žinių, bet tokio fenomeno kaip Rolfas iš tikrųjų tarp mūsų nei vieno nėra. Tai visada gali kažką patart, gali kažką padėliot arba pasakyti, ką reikėtų, kokius komponentus jauke pakeist, arba masalų padavimą, arba jauko padavimą. Na, iš tikrųjų trūks mums Rolfo, bet kaip ir sakiau, technologijų amžių gyvenam, jeigu reikalas yra, alio,
ir viskas, kas turi būti išsiaiškinta, yra išsiaiškinta ir padaryta taip, kaip mano treneris ir, aišku, pritarė visi sportininkai. Pažiūrėsiu, kad dar jūs rašot. Tai sveiki visi, su kuo nesisveikinau, kas prisijungė prie šitos transliacijos. Nieko naujo pasakyti neturiu, tik tai, ką jau ir minėjau, kad šiandien paaiškės komandų visų rinktinio sudėtis ir vakare būtinai jums pateiksiu. Ar va čia matau kažkokie sportininkai iš toli, neįžiūriu, matau lyg tai vienas iš ukrainiečių, o ten gale 2 norvegai treniruojasi. Dar truputį jums jos parodysiu ir turbūt jau baigsime savo transliaciją, nes nieko naujo nėra, viską jūs jau matėt. O rytoj pamatysim, aš čia matau vieną komentarą, ką šiais metais sugalvojo barzdą augino, kas toliau bus. Jo, kai kas augina barzdą, bet tik tai čempionato metu aš jau tradiciškai auginu ūsus, kurios irgi nusiskusiu vykdamas namo. Nežinau, ką ateities čempionatuose sugalvos sportininkai. Plaukų per tokį laiką neužsiauginsi. Apart barzdos į ūsų turbūt nelabai kas, ką ir galima užsiauginti. Aišku, nebent nagus, bet su ilgais nakais nepatogu, prilenda žemių pašarų likučių, tai turbūt tikrai nagų nieks neaugins. Tai tradiciškai barzdos ir ūsai. Sveiki visi, kas prisijungė neseniai. Čia va matot vieną iš ukrainiečių, pabandysiu aš jums jį parodyti iš arčiau truputį. Galit pastebėti, kaip jis valdo meškerėlę. Kai kas prašė, kad galėtų pasimokinti iš to. Nežinau, ar čia pasimokinti kažką galima, galbūt kažkam kažką galima pamatyti, galbūt kaip perima valą, kai išmetinėja meškerėlę. Tai šitų dalykų turbūt galima pasimokinti, o pravedimus turbūt kiekvienas jau yra matę ir bandė 100 kartų. Nerado žuvies sportininkas. Šitoje eketėje vynioja meškerį ir lekia kažkur toliau. Einam ten kažkas tai su šiaurietiška meškerė. Ten matau Gediminas Cironka su Suomijos trenerė kalba, kažką šnekučiuojasi bičiuliai. Čia pažiūrėsim, kaip mojuoja to vadinimu Lonziko. Čia Švedijos sportininkai. Tai va, greitai. Tai parodysiu aš jums jį iš arčiau truputį. Kaip jis dirba tą meškerėlę. Dar galbūt išeis arčiau. Pasižiūrim. Matom sargelis. Praktiškai pajudina, palaiko. Nekelia nei į viršų, neleidžia į apačią. Tokie va virpesiukai. Nelabai agresyvus ir nieko nerado, arba nenori nieko rodyti mums. Suka meškerėlę ir žiūrėti į kitą eketę. Einam truputį toliau. Ten matau dar vienas ukrainiečių sportininkas. Bando kažką išvilioti iš eketės. Tai naudodamas į progą norėčiau visiems padėkoti už
jūsų palaikymą, už jūsų paramą tiek moralinę, tiek finansinę. Tai visiems labai didelis dėkui, kas prisidėjot prie mūsų išvykos čionai. Jeigu kas dar norit mus paremti, tai Facebook mūsų paskyroje yra sąskaitos numeris. Taip pat sąskaitos numeris yra ir Laimono kanale, kuris retransliuoja šitas transliacijas. Pačio čempionato metu jisai darys live transliacijas, ims iš čia ir retransliuos į jo YouTube kanalą, kuris yra YouTube LVA12LT. Tai ten galėsit žiūrėti rytojos čempionatą ir per televizorių, kompiuterio ekrane, o jeigu kas norit, aišku, ir telefonė. Tai ačiū Laimonui, kad retransliuoja. Sąskaitos numeris mūsų yra ir jo YouTube kanale LVA12LT. Tai iš tikrųjų taipogi norėčiau padėkoti ir Lietuvos sportinės žūklės federacijai ir jos vadovui Tomui Budui, kurie ženkliai prisidėjo ir suteikė mums galimybę čia atvykti pasivaržyti su geriausiais pasaulyje. Toliau kompanijai Movie Wheels, kuris suteikė mums erdvų autobusą ir, aišku, parėmė finansiškai. Tada kompanijai Viking, kurie mūsų aprengė termorūbais, flisiniais džemperiais, kepurėm. Iš tikrųjų labai patogus ir šilti rūbai, visi juos dėjom ir džiaugiamės juos gavę. Toliau norėčiau padėkoti Alytaus miesto savivaldybei už finansinę paramą, taipogi kaip ir Trakų sporto centrui, kurie mus parėmė finansiškai. Ačiū Jums dar kartą visos rinktinės vardu, o jeigu kas dar sugalvosit prisidėti, tai palengvinsit mums tą naštą, kurią turbūt reikės susimest mums visiems ir padengti tuos finansinius trūkumus, kurių nesurinkome ir aišku, mes jau niekur nedingsi, reikės susimesti ir pasidengti tiek, kiek truks. Tai dar kartą dėkoju visiems, turbūt daugiau nebeturiu ką papasakoti. Šiandien vakare per kapitonų susirinkimą, jeigu bus proga, būtinai pasijungsiu online ir parodysiu Jums rinktinės gyvai, jų sudėtis tiksliau ant popieriaus lapo. O jeigu neišeis iškart po susirinkimo, įkelsim šitą informaciją į Poledinės sportinės žūklės Facebook paskyrą. Tai ką, tiek žinių iš lašinių, tiksliau nuo Švedijos ledo ir pasimatysim jau rytoj čempionate. Pasijungsiu aš truputį anksčiau negu startas, pasižiūrėsim, kaip juda sportininkai ir kaip yra išsidėstę apie sektorius, pasižiūrėsim svirimą, o jau tada bandysim Jums parodyti tiek lietuvaičius, tiek kitų šalių sportininkus, bandysim pakomentuoti, kokie yra rezultatai, vieną ar kitą etapą pirmojo turo. Turbūt bus įdomu, aš manau, kad bus įdomu tikrai. Bus daug aistros, daug emocijų, daug bėgimo, daug mąstymo ir judėjimų po sektorius, o mes visą tai pabandysim Jums kuo išsamiau pakomentuoti. Tai ačiū dar kartą, kas žiūrit, ačiū, kas remiat ir iki rytojos arba iki šio vakaro kapitonų susirinkimo. Iki.